Sveiki, Aiva sistema yra sukūrusi keletą variantų darbuotojų praėjimo kontroliai. Nuo statybininkų iki gamybininkų, ofisams, pavieniams darbininkams. Naudodamiesi sistemą, jūs galite ne tik kontroliuoti savo darbuotojų pareigingumą, matydami, kada jie ateina, išeina iš darbo, bet ir sutaupytumėt savo brangaus laiko bei pinigų. Kadangi darbuotojai, žinodami, kad jų ateimo laikas yra fiksuojamas, elgės visai daug pareigingiau. Šiandien pademonstruosiu keletą praėjimo sistemų veikimo principų. Taigi, pagaminam darbuotojams korteles. Vienas iš variantų yra, darbuotojai turi savo korteles, turi pažymėjimus, galima tokius pakabukus su firmos logotipais įvairius. Ir tuomet vienas iš variantų yra, jeigu pastatytumėm rakinamas duris, tarsi viešbutį, iš vienos pusės yra skaitytuvas, iš kitos darbuotojas ateina, atsižymi su savo kortele prie durų, programa iš karto užfiksuoja, kad jis atėjo, išeidamas taip pat atsižymi ir užsifiksuoja. Dar viena nauda yra ta, kad svetimas žmogus atėjęs į tokias visokias reklamos, agentai negali į tokias patalpas papulti. Taip pat yra galimybė tokius pat skaitytuvus, ne tokius pat skaitytuvus, bet sieninius skaitytuvus užkabinti kažkur persirengimo kambariuose. Jeigu nėra galimybės užrakinti pagrindinių durų, tai galima kabinti ant sienos, kaip minėjau, statybvietėj vagonėliai, kažkur ceche ant sienos kabint štai tokį skaitytuvą ir taip pat su kortelė yra nusiskaitoma. Labai daug skaitytuvų turim su telefonais, taigi vienas iš jų taip pat naudojant korteles, galima telefonu pasispaudžiant programėlę, kad atvyko ir priglaudžiat kortelės, naudojami NFC skaitytuvai ir kortelę pasirenkat objektą savo ir kortelę iš karto nuskaito, paspaudžiat atvyko, išvyko. Čia pritaikyta tokiem, jeigu kažkur neįmanoma pastatyti durų kontrolės ar ne, kažkur tai galbūt kažkoks brigadininkas, meistras ar kažkoks pamainos meistras paėmė savo telefoną, nuskenuoja visų darbuotojų korteles ir tokiu būdu atsižymi darbuotojai. Dar vieną sukūrėm produktą, tai darbuotojų registracija naudojant GPS duomenis, tai yra GPS koordinatės. Nustatom objekto koordinatės, tai galima pasirinkus per Google mapą, galima programėlės šitos pačios pagalba, nusistatai koordinatės, darbuotojų telefonuose įrengiama programėlė su GPS skaitytuvu tokiu ir atvykęs į darbą darbuotojas pasispaudžia savo programą, įsijungia, užsiregistruoja tą programėlę. Jeigu jis yra objekte, suranda koordinatės programą ir jam užsidega štai toks atvykau arba išvykstu. Jeigu darbuotojas savo objekte nebūtų, jisai būtų kažkur už objekto ribų, už cecho, už įmonės, tai automatiškai ta programėlė nesusijungtų, rodytų, kad tokiom koordinatėm yra objektas ar kažkoks jūsų įmonė tokiom koordinatėm neužfiksuota. Taigi tokiam aplikacijai kortelių jau nereikia. Dar vienas praėjimo kontrolės būdas, tai kaip mes vadinam, yra atvirkštinis, kai yra vietoj skaitytuvo naudojamas pats telefonas, o kažkur ceche, objekte, administracijos patalpoje prie įėjimo priklijuojam tiesiog NFC žymę, lipduką. Štai parodysiu, tai pasileidę programą matom, kad prašo pridėti prie įrenginį,
prie tos kortelės žymės. Taigi, štai yra žymė tokia, paprasčiausias lipdukas, priklijuotas prie sienos, glaudžiam programėlę ir nuskaito. Paspaudžiam atėjo, išėjo ir programėlė išsiunčia duomenis. Visos šios programėlės sueina į AIVA sistemos praėjimo registrą. Jūs bet kada įsijungęs programą AIVA sistemos galit paspausti atnaujinti, matysit visus objektus, kas tą dieną, kur buvo atėjęs, išėjęs. Yra daugybė filtracijos būdų, galima pasirinkti datą, išsifiltruoti tiek, kiek jums reikia nuo mėnesio pradžios, kažkuria vieną dieną, jei kažkokį savaitgalį, jeigu reiktų pasižiūrėti ir atsinaujinsit, visuomet matysit pilną sąrašą, galima išsifiltruoti pagal objektą, pagal padalinį, pagal darbuotoją, kiekvieną datą, pagal atėjimą, išėjimą, pagal visus laikus. Taip pat yra galimybė pasižiūrėti, aišku, atskirai kiekvieno darbuotojo, kada jisai atėjo, išėjo, objekto kažkokio, ar tiesiog funkcijas atėjo, išėjo. Yra taip pat padaryti pas mus duomenys, nustatomas darbo laikas darbuotojams, kad siūstų e-mailus, jeigu jums labai reikalinga kažkokio, kad tiksliu laiku darbuotojas ateitų į darbą ir jūs žinotumėt, kad jeigu jis tą dieną tuo laiku neatėjo į darbą, jums reikia siųsti kitą darbuotoją, tai nustačius galimą pavėlavimo laiką, tai yra ten 15-18 minučių, įrašius e-mailo adresą, jūs gausit laišką į savo paštą, kad to ir to darbuotojo nėra darbe šiuo metu. Na ir dar vienas dalykas, kuris tikrai labai padeda sutaupyti laiko, tai yra tabelis. Programa automatiškai sudėlioja, pasirinkus objektą, sudėlioja darbuotojų tabelį. Darbuotojas visą laiką jau nebus taip, kad pavėlavo 10 minučių ar 15 minučių, jūs galėsite užrašyti 8 valandas, ar ne visuomet. Norint, čia yra valandos dabar suapvalintos, bet norint galima padaryti, kad matytųsi kiekviena minutė ir laikas fiksuotųsi pagal minutės. Tabeliai mūsų taip pat turi didelę pasirinkimą įvairių funkcijų, net iki to, kad galima įdėti kažkokį, jeigu darbuotojas neatėjo į darbą ar darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, galima sustatyti aktą ir to darbuotojo aktą įdėti čia, aprašyti, kodėl jis buvo išvytas iš darbo, įdėti dokumentą kaip aktą ir turėtumėt visus. Taip pat mūsų tabeliai yra spausdinami į valstybinę formą, į Excelinę. Štai visas dienos yra pilnai matomos, kada kur buvo. Taip pat galima skaičiuoti darbuotojams atlyginimus. Vėlgi, esant reikalui galima įdėti valandinį įkainį, taikytą valandai, matysit, kiek darbuotojas išdirbo dienų, kiek išdirbo valandų ir kiek jisai uždirbo pinigų. Tai štai toks mūsų naujovės, kviečiame įsigyti.